Nu tai ką, sveiki visi, čia Blog Demos Fubas ir štai pristatau 15 metų nuo pirmo mėnesio 9 dienos update'ą. Tai va dabar išėjo naujas keisas. Tai va, pažiūrėkite va. Čia tipo, kaip supratau, čia turėtų šitie visi knaifai išeitų, ten pavadinimas Full Spectrum. Bet kažkodėl aš nesuprantu, nėra šitų visų knaifų, tik keli yra iš jų, tai yra šitas. Ir liktais, nu pažiūrėsim, nes čia visus parodo. Tai va čia naujų ir skinų išleido, ginklų. Tai va pirmas buvo AK kartelis. Man čia paprastas, sako, tiesiog tas ant apkabos yra kažkas čia išbraižyta, matau. Nu nelabai mane nustebino, P2PM kartelis žymiai gražesnis. Tuomet AWP Man of War, šiaip gražus, labai gražus. Bet kad aš mačiau ten jo kainą, tai paprasta tokia, nes iš keiso, o galėtų būti koks Dragon Lore, nes labai gražus, toks auksinis. Tuomet Desert Eagle Naga, nu per čia nelabai atrodo, bet kiek žiūrėjau ten per kitur, tai gan visai neblogai atrodo, toksai visas švytintis. Tai šitas, bet nelabai man vis tiek, šitas nelabai gražus. Šitas Galil-R Chatterbox. Oho, sakyčiau tikrai neblogas, toks gražus, dar va kaukulė. Geras. Jo, šitas tikrai labai gražus, gal sakyčiau, gal Cerberus gražesnis yra. Ir viskas, daugiau nėra gražesnių, šitas antras pagal gražiausias pakolkas. Katakoms, nu kaip glokai mėgsta būti labai paprasti, be jokių ten pribombasų, tai man šitas nelabai gražus. Ne, šitas lievas. Vėl tie M249 System Lock. Oje, aš labai nemėgstu tokių dalykų. Nors gražius tos skinus, kurie yra tikrai gražių skinų, bet amžiais būna sukuria va tokius panašius. Ir juos labai pigius padaro. Tai gal nors šitas bus brangus, nežinau, bet negražus man šitas tikrai. Oho, XM 101 4 Quicksilver. Net neįmatau greičiausiai, čia reikėtų in-game pažiūrėti, ar čia gražus ar ne. Nors iš šono tai nelabai gražus atrodo. Tuomet Vechroma keis Mach 10 Malačite. Ai, tie Machų irgi yra gražių, labai ten Mach hitas, Mach 10 hitas yra gražių, bet ai, nelabai man šitas. MP9 Deadly Poison. Ką žinau, nu MP9, nu čia toksai ginklas, kur nereikia tokių skinų. Reikia palikti be skinų, va AK visokie, tegul būna diglai, M-kos būna, o ne visokie MP9 sukištų, ten kuo daugiau, ir gražus būna ypatingai, o AK kartelis, va, labai paprastas. O, P2PM Muertos, va šitos skino reikia tikrai, net nežinau, gal biški per raudonas, bet tai neblogas, gražus tikrai. Bet ne geriausias man turbūt gal koksai Supernova arba Mendy. Oho, MK Dragon King, oho, wow. Nu šitas tai gražus. Normaliai. Oho, žiauriai gražus šakės. Įdomu kaip atrodo in-game ir kiek kainuos greičiausiai, nes turbūt aš jau manau, kad tas brangus daug kainuos. Nu va, Shaved Off, nu va, tokių skinų mums nereikia, nu Krakenas yra tas Shaved Off, nu tegul sukuria kokį MK Krakeną. Šitas lievas, nu gal ir biški gražus mėlynas, tokias spalvas, tokia neoninė kaip ir, bet vis tiek negražus man visiškai. Scar 20 Groto, šitas tas pats yra Cyrexas, yra dar vienas anksčiau violetinis toksai Scaras. Ne, man šitas negražus irgi. Dual Beretės Urban Shock. Nu, Dual Beretės man patinka vien dėl to, kad yra visos spalvos jo. Čia tai gali kaip kolekcininkas koks būti ir visas susipirkt spalvos, tai visai gražiai atrodo. Tai gal kai kartą aš nusipirks, nežinau. Bet vat, neblogai atrodo tikrai šitie ginklai, neblogai. Nu ir knaifai prasideda, tai New Knife Finish, nežinau, gal tai pavadinta, gal čia tiesiog Ultraviolet. Oje, tau, koks gražus. Aš nesuprantu dabar, ar yra visų knaifų tokie New Knife Finish, ar tik tai Karambitovo, pavyzdžiui, čia. Bet tarkim, yra ten Karambito ir ten visi kitokie. Tai va, New Knife Finish Ultraviolet, nu sakyčiau, neblogas.
Bet vis tiek mane jis nenustebino, man tikrai nėra gražus. Šitas New Knife Doppler. Čia gal koks galima sakyti Supernova, nežinau, bet negražus manis, visiškai negražus. Va, čia jau rimčiau Tiger Tooth, tai tigro dantis. Tikrai šitas gražus, wow, wow, eina savo, toks auksinis visas, nu geras. Tikrai labai gražus. Nu šitas jau eina savo, tokį tik norėčiau turėti. Šakės. Marble Fade. Negražu. Kažką bandė iš Fade'o padaryti, nu šūdas. Grinai šūdas. Nespranta, aš ką jie čia norėjo kažkokį naują dviratį išrasti. Ir tikrai labai negražiai man atrodo. Nežinau kaip jau, bet man negražiai. Damaskus Steel. Nu kas čia? Steel. Negražu, visiškai negražu. Rust Coat irgi šitas negražus. Grinai susurdyjas tasai peilis. Aš nesuprantu, kaip jie čia taip kuria. Nu ir viskas, to ir baigėsi. Nu tai va, aš nežinau, turbūt dabar vėl atidarysiu vieną dabar keisą iš šito. Iš šitų... iš šito keiso. Tai va, dabar sustabdysiu biškį, kol filmuosiu ir nusipirksiu raktą vieną ir vieną dėžę ir pažiūrėsim, ką gausim. Ai, žinokit, gal galvoju, aš geriau atidarinėsiu tokiais, nes va 8 eurai kaina, tai man 4 eurai, 4 raktai kainuos, tai geriau aš verčiau atidaryčiau kokį kitą dieną. Ta prasme, kai nukris kaina iki kokio, kad ir, nu, eurą. Nu gerai, eurą galėčiau paaukoti, bet 8 eurų 4 raktų, tai 4 raktai yra, nu kiek čia, galima parduoti juos Svetbankų 6 eurus. 6 eurai yra kiek čia? 21 litas. Nu, neapsimoka tokį dalyką daryti. Tai, 21 litą nenoriu labai mesti balą, tai geriau pasiliksiu tą raktus tos, kuriuos parduočiau ir nusipirkčiau ir palauksiu kitos dienos, kai nukris. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote. Dabar yra nauja taisyklė dėl giveaway'ų, tai kad aš dabar giveaway'us duosiu tik tai per trade video. Nes mačiau, nelabai surenku aš ten žmonių, kurie žiūri. Ir dabar per kitą trade video aš paskelbsiu kitą giveaway'aus laimėtoją. Ir paskelbsiu kitą giveaway'ų. Nu tai va. Ačiū, kad žiūrėjote. Dabar jau gal neužilgo, gal užilgo, nežinau šiaip tai. Už kiek laiko dabar bus šitas naujas trade video. Ir ką, ačiū, kad žiūrėjote. Pakomentinkite, palaikinkite, pasubscribinkite, jeigu pirmą kartą mane matote. Ir ką, viso.